skambant šitai fantastiškai nepakartojamai prasmingai dainai, Gyti, ką čia reiškia anglų kalba? Things can only get better. Reikalai tik gerėja, brolyšiai, reikalai darosi tik geresni, smagesni, pavasariškesni ir gerbėjai sportiškesni bei sveikesni. Mano atžvilgiu. Dabar nėra dažnai. Mes pirmiausia mūsų klausytojams pasiūlykime įsijungti internetinę transliaciją. Taip, kurie galima pamatyti, kad aš va štai šiandieną pakeičiau darbinę aprangą, sėdžiu apsirengęs naujais Adidas treningai, supranti, viską. Raudonos kelnės, man labai patiko. Raudonos kelnės. Atrodai kaip kazokas. Žinau, aš esu kazokas, brolyti, mano prosnilis buvo Dono Kazoko Tamanas. Labai gerai. 2 metrai ūgis buvo, supranti, smūgis buvo, kaip kelmo į veidą. Nu tai ką dabar noriu pasakyti, supranti, aš taip buvau pareiškęs, kad metu tabako salotas, bet supranti, štai pas mane buvo trauma viena, kurios dėka negalėjau sportuoti 3 savaitės. Supranti, reiškia, buvau ranką susižeidęs gana stipriai ir 3 savaitės buvau nesportuojantį, gal nedaugiau. Supranti, ir ką, ir vėl pradėjau valgyti tabako salotas. Supranti, vakar atsisakiau šitų tokių gėrimų su laipsniais, viskas, dabar būsiu blaivas ir ilgai, ir nusprendžiau, kodėl mesti, reiškia, rūkimą, nes kad ten sveika, nesveika, ten, žinai, ten taip toliau, aš nežinau. Mes siūlome visiems klausytojams, kurie galbūt norėtų atsisakyti talako balokų. Tabako salotėlių. Tai gerbėjai tą gali daryti kartu su manim. Kadangi aš nusprendžiau ne tik tai vėl, reiškia, grįžti į sportinę, reiškia, karjerą, ne tik, kad vėl eiti sportuoti, bet ir nusprendžiau eiti mokytis dainuoti, brolyti. Ta prasme, eisiu pas vieną dėdulę, pas vieną vokalo mokytoją? Jo, brolytė, susiradau vokalo mokytoją, kuris yra labai žymus šiaip dėdė operos pasaulyje. Gerai. Jo, tai yra toks dėdulė Jonas Jocys. Aš nežinau, aš tikiuosi, kad jis mane priims, supranti, nes kodėl čia tariausi, sako, Gytautai, sako, rimtas žmogus. Jis sako, rimtas, sako, turiu vaikų, 3 vaikus turiu. O, sako, tai sako, pažiūrėsim, ką tu čia moki, ką iš ties galima padaryti. Tai sako, ar rūkai? Sakau, kaip rimtas žmogus prisipažinsiu, sakau, jo. Sako, kad iki ateidamas pas mane, kad jau būtum metęs. Nes sako, negaliu griežtai žiūrėti, supranti, sako, ir rūkančių žmonės. Ale, kokie mūsų gyvenimai panašus? Aš irgi dabar mokusi dainuoti. Kaip roko, ašgi būsiu greitai roko žvaigždė. Tai tu roko žvaigždė, matai, o aš rock'n'rollo žvaigždė. Supratau. Supranti, tai rokas ir rock'n'rollas šiek tiek skiriasi. Tai aš nusprendžiau mesti rūkyti tiesiog dabar, kadangi vokalo mokytojas liepia, kadangi noriu eiti sportuoti, o žinai, su cigaretė sporto salėje labai kažkaip durnai žiūri į mane. Aš kiek vaikštau rūkydamas sporto salėje, tai keistai žvilgsniai bado. Treneris bandė ten kažką mažutinį kurycį, bet aš kadangi rusiškai nesuprantu, tai sakiau, nemaišyk man gyventi. Supranti, tai va. Tai dabar tu simboliškai surūkysi paskutinę cigaretę. Surūkysiu paskutinę cigaretę, turiu paskutinį norą. Supranti, turiu paskutinį norą, kad, užsiskaitytų kaip metimas rūkyti. Viskas, va, gerbimieji, galite įsijungti mūsų internetinę svetainę www.gerasfm.lt. Šiandien oficialiai metu rūkyti ir labai noriu, reiškia, tikėtis jūsų palaikymo. Palaikymo. Jokių ten, tai po savaitės vėl pradės rūkyti. Tokiem šunsnukiam, reiškia, Žemės planetoje ne vietas, skriskit atgal į Mėnulį ir prašau tik tai, kad šaunuolis gyti, taip ir toliau. Tokie dalykai tik padeda. Nes jeigu žmogui rašai, kad tu durniau, tu ten vėl pradėsi po savaitės, prisigersi. Ne, aš dar Taigi visi tave palaiko. Taip, visi palaiko. Už kur mane palaiko? Iškviesim, atvažiuos iš Kauno Jolita Lauciūtė, pažiūrėt dar kartą. Rima Vaniarchina pakviesi mane. Radio stoti, Geras FM apžiūrėti. Viską apžiūrės mane. Tai ką, surūkysiu paskutinę cigaretę. Dabar nėra gaudai paprotingi visus, kad įsijungtų, reiškia, mūsų transliaciją ir kad stebėtų, štai, rūkimas netruks ilgai. O po rūkimo, gerbėmiai, iš karto darysime. Parūkyk 2 sekundės. Sportinę. Aerobikos mankštą darysim? Jo, darysim sportinę aerobikos mankštą ir įrodysiu, kad sportuoti darbe ne tik labai smagu, bet ir labai, labai įdomu. Tu eik dabar parūkyk, bet tik 2 sekundės, nedaugiau. 2 sekundės, grinai, simboliškai. Jo, simboliškai. Dabar mes per televizorių, kuris transliuojamas tiesiai iš radio stoties Geras FM, galite pamatyti, kaip su raudonomis šilkinėmis Adidas firmos pagamintomis raudono kazoko kelnėmis, 6 numeriais didesnėmis net Gyčiui Balčiūnui, tai reiškia, kad jisai rūbus pirko net Drambliui, jisai dabar radio stoties Geras FM balkone traukia paskutinę savo gyvenime prakeiktą dūdmaišio pypkę.
Aš labai pritariu, nes šito bjauraus įpročio atsisakiau prieš 2,5 metų. Išsigydžiau daktaro Alano Karo metodų. Va, perskaičiau knygą Lengvas būdas mesti rūkyti ir mane pagydė visam gyvenimui. Štai ir Gytis jau pasigydė paskutinį kartą. Viskas įvyko. Ir dabar gerbėjai, štai mūsų internetinės transliacijos operatorius, mūsų šaunusis tuoj pademonstruos, kaip aš atliksiu dabar, vat, iš karto sveiką ir lietuvišką. Žiūrėkit, čia dalyko cigarečių, bet visiems matant, mane sutraiškit ar palikti dar... Sutraiškik, suniekink, sunaikinkit šitą velnio sėklą. Sunaikino. Direktorius ką tik sudegino. Sunaikino velnio sėklą, šitą tabako prakeiktą. Sudaigino. Galiucinogeną šitą prakeiktą. No. Tai va, tai aš dabar einu daryti aerobikos, gerbėjai, žiūrėkit, kaip reikia daryti aerobiką. Prašau, jums garsiai muziką. Taip, jau skamba muzikėlė, kuri vadinasi disko muzika. Taip, Gytis Balčiūnas nuėjo prie magnetofono, kuriame pasigarsina muziką ir su nuostabiai baltu švarku ir nuostabiomis raudonomis kelnėmis jisai daro aerobiką. Neįžiūriu dėja kokie jo batai, bet turbūt tokie patys neblogi, kaip ir visas likęs kostiumas. Šaunusis Gytis Balčiūnas rodo pratimą, patrauk kelnes, pašok, atsitrenk į sieną. Velnias, kad tik nesugriūtų radijo stotis. Velnias, čia jau tai labai gerai. Gyti, jūs galite ir rėkautit, nes ten įgarsintas mikrofonas. Ką sakai? Sakau, žinai, bandau dabar daryti. Šliaušklink mikrofono. Atsispaudimus bandau daryti. Dabar nergaudai, dabar darysiu atsilenkimus. Gerai. Bet yra vienas dalykas blogas su atsilenkimai, žinai. Kas? Ar žinai? Ką? Aš vakar dariau namie atsilenkimus, atsiguliau ant žemės. Kelnės plyšo? Užmigau. Bet tai man atrodo viskas. Nu dar porą padaryk ir viskas gal jau. Nu ką, didysis istorinis įvykis įvyko. Mūsų kolega atsisakė velnio išrastų tabako salotų. Brangiai rekomenduojame tą patį padaryti ir jums, nes tai tikrai nieko gero tame nėra. Šliaužiu pas tave į studiją. Šliauškin studiją, o aš jau nutraukiu šitą šou ir leidžiu fantastišką radio stoties Geras FM reklamikę. Geras FM reklama. Tai nutiko viena vasarėlė, vieną karštą gražią vasarėlę, ant asfalto šiltutėlio susirinko daug draugų. Pasakyk, mielasis, kas tai yra vasara? Ak, artistas. Tai bent artistas,